Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Esu Lukas Lekavičius ir kviečiu žiūrėti Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Šiandien jums pasakojame iš Lietuvos sporto muziejaus Kaune, kuriame balandžio 16-ąją atidaryta ši olimpinė paroda. Žodis muziejaus direktoriai Ilonai Petrokienei. Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacija kartu su muziejumi atidarė parodą skirtą Lietuvos olimpinio judėjimo 100-mečiui. Na ir čia mes matome labai gražių ir įdomių eksponatų su olimpinė simbolika skirta būtent olimpinio judėjimo 100-mečiui. Pagarba ir mūsų dėkingumas Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacijos, kuriai vadovauja Juozas Širvinskas, nariams, kurie taip įamžina mūsų sportą. Kolekcininkai Jonas Naičiūnas ir Bronius Čekanauskas nedalyvavo ekspozicijos atidaryme. Kiti jų kolegos patys pristatė, kaip vilnietis Rimantas Džiautas, surinktus savo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ženkliukus ar krepšininko korteles ir daug kitų eksponatų. Šiaulietis Vygintas Ališauskas seniai garsėja surinktais sportininkų, o daugiausiai krepšininkų autografais. Įdomi ir Juliaus Riaukų surinktų olimpinių suvenyrų kolekcija. Kaip ir buvusių Lietuvos balso radijo diktoriaus Juozo Šalkausko olimpiniai kaklaraiščiai, kuris jau turi daugiau kaip 2000. Puiku, kad kolekcininkai garsina ir olimpinį Lietuvos krepšinį. Valdo Gacevičiaus kamuoliai puošia ne tik kaiminystėje esančius krepšinio namus, bet dabar ir sporto muziejų, kurio vadovė ir pristato olimpinį vilniečio Valdo Gacevičiaus rinkinį. Čia yra krepšinio kamuoliai su autografais, yra nuotraukos iš Sidnėjaus mūsų olimpinės rinktinės, taip pat ženkliukai krepšinio tematika, talismanai, tai tikrai yra ką pasižiūrėti ir krepšinio mylėtojams. Na ir ką norėčiau skirti, tai mūsų muziejaus ypatingą eksponatą, tai Stasio Janušausko diplomą, kuriam lygiai 100 metų ir jisai startavo Paryžiaus olimpiadoje 1924 metais ir gavo atminimo diplomą. Tai tikrai unikalus diplomas ir jį galima tiesiog traktuoti kaip tokį meno kūrinį, nes šiuolaikiški diplomai niekiek neprimena būtent šio diplomo, kuriam 100 metų. Tad tikrai kviečiu visus apsilankyti Lietuvos sporto muziejuje, pažiūrėti šią įdomią parodą ir susipažinti su tikrai unikaliais eksponatais. Ir Vilnius, ir Kaunas diktuoja naujas krepšinio madas. Kauniečiai ir jų svečiai balandžio 14-ąją nežinoję, kad Žalgirio arenoje vyks dvipolių krepšinių komandų dvikova, nustebo, pamatė kelis šimtus Karaliaus Mindaugo prospektu žygiuojančių žmonių. Dainos ir skanduotis atskleidė, kad tai Vilniaus Ryto komandos fanai. Buvo gražios, įdomios Žalgirio Ryto rungtynės, ypač iki pertraukos, kai komandos buvo lygiavertis, džiugino atakomis gynybą pasiaukojimu. Po paskutinių Žalgirio rungtynių Eurolygoje kauniečių žaidėjų klausimą, kaip bus rungtynėse su Rytu, nes vilniečiai bus pailsėję, o Žalgiris pavargęs. Vislaik prieš Rytą yra sunku, žinom, čia yra derbis, bet manau tikrai atsigausim, žaidėm šiandien tikrai gerai. Jeigu žaisim bent panašiai kaip šiandien ar geriau, tikrai viskas bus gerai. Visi žinom, kokios svarbios rungtynės tiek vienai, tiek kitai komandai, tai turim 2 dienas pasiruošti tam, neturėjom gerų praeitų rungtynių čia prieš Rytą, tai turėsim būti geresni, negu buvom praeitos rungtynėse. Buvo įdomu žiūrėti, kaip ir ką prie aikštelės stovėdami darė italas Andrea Trinchieri ir lietuvis Giedrius Žibėnas. Sunku strategams įkvėpti savo žaidėjus, kad jie neklystų. Deja. Keista, bet po pertraukų žalgiriečiai jau jungė 5. žaidimo pavarą, kai sostinės žaidėjai riedėjo tą pačią
trečiąją. Ir pralaimėjo nemažų skirtimų 78-92. Rungtynių gale žaidė ne tik Danielius Lavrinovičius, bet ir jaunieji dubleriai Nedas Montvila ir Dovydas Butka, kuris prisipažino, kad žaisti su Žalgiriu meistrais jam didžiulė nauda. Kai išeini paskutiniam sekundėm, tai nori tiesiog pasižymėti, bet kai išeini antrą kėlinio gale, vidury, tai tiesiog jau padedi komandai, negalvoja, kad reikės mesti tritaškį ir dar kažką. Gaila, kad Vilniaus Rytas Kaune neparodė 16-mečio Igno Urbano, kuris po 4 dienų Džip arenoje vilniečiam žaidžiant namuose buvo išleistas aikštelin prieš tėvelio Žydrūno Urbano Šiaulius. Kaip nesidžiaugti jauniausio Lietuvos krepšinio lygoje talentų. Ta vakarą Rytas pagerbė 2008-2009 metų krepšinio sezono geriausią Lietuvos Ryto žaidėją Čeką Edisoną. LKL ir BBL čempionas, Europos taurės laimėtojas, amerikietis labai džiaugiasi ir jaudinosi, kai arenoje buvo pakelti jo marškinėliai pažymėti 13 numeriu. 24 metų kaunietis Antanas Tamulis dabar rungtyniauja Italijoje, kur jūs pirmą kartą ir kviečiame į pasimatymą su Antanu Tamuliu. Sveiki Vidai, tai pradėjau sportuoti Sabonio krepšinio mokykloje ir po to išvažiavau į Ameriką. Tenai pratęsiau studijas, vienus metus buvau vidurinėje mokykloje ir po to sekė kelias į universitetą. 2 metus buvau Oklahomos universitete ir dabar sugrįžau į Europą žaisti krepšinį. Italija, Serie C lygoje, dabar Marsala pavadinimas, tai aš žaidžiu šiemet šioje komandoje. Tavo marškinėliai pažymėti 0-0. Amerikoje ne tokį numerį žaidžiau, atvažiavau ir tiesiog davė tokį numerį. Kadangi atvažiavau vėliau šiek tiek, tai nesiginčiau per daug, bet fainas numeris, toksai išskirtinis, niekada dar tokio nesuturėjęs. Nebūdavo mano toks ūgis, koks dabar 2,3 m, tai aš žaisdavau 2-3, bet dabar, kadangi išaugau iki 2,03 m, tai dabar 4 poziciją žaidžiu, bet taip pat mano mėgama pozicija yra 3. Daug gaunu žaisti ir tikslas tiesiog kitą sezoną, jeigu lieku Italijoje, pakilti į Serie B, o šiaip, kaip sakiau, nežinau, kokie pasiūlymai ateis per vasarą. Mano agentas yra lietuvis Evaldas Rimkus. Sunkiai žadu dirbti šią vasarą ir jiems geriausią sprendimą, pasiūlymą geriausią priimti. Gal mūsų komandų treneriai prisimins, kad yra toks žaidėjas kaip Antanas Tamulis ir pakvies jį į savo kolektyvą. Lietuvos krepšinio federacija patvirtino visų jaunimo rinktinių programos. Šį vasarą tikrai bus ypatinga. 7 rinktinės dalyvauja, 6 iš jų Europos čempionatuose ir 1 rinktinė pasaulio čempionate. Žaisim B divizione. Europos čempionato federacija mums yra iškėlusi tikslą užimti prizinę vietą ir visos pareiškia norą, tai svarbiausia, kad būtų visos sveikos ir motyvuotos prieš čempionatą. Europos čempionatas vyks Graikijoje, irgi federacija iškėlė tikslą užimti 1-6 vietą, stengsimės jį įgyvendinti. Dalyvausime pasaulio čempionate Turkijoje, intensyviai ruošiame šiuo metu planus, stebime žaidėjus, ruošiamės startuoti jau gegužės 28 dieną. Tikslai federacijos iškelti tai yra 1-6 vieta. Vasarą startuosime Europos čempionate B divizionas vyks Rumunijoje, rugpjūčio 2-11 dienomis. Taip pat labai didelių netekčių neturime, merginos kaip ir sutinka atvažiuoti. Pradėsime pasiruošimą birželio mėnesį, birželio 29 dieną. Pristatėme savo planus ir federacija norėtų ir labai iškėlus uždavinius, kad grįžti į A divizioną. Liepos 27 pradedam čempionatą Suomijoje, Tamperėje. Kaip ir prieš tai pasakė, kad tai yra ta pati karta, kur 2 metai prieš tai iškovoja auksą po 14 metų pertraukos, tai natūralu, kad lūkesčiai yra labai dideli, bet kaip ir laimėjom tą titulą, taip ir manau bus vaikinai labai motyvuoti tą titulą ir pakartoti. Tai birželio 27 pradedam pasiruošimą. Atrodo, kad viskas eina kol kas pagal planą, niekas iš žaidėjų neatsisakė, visi nori atstovauti savo rinktinei, todėl optimizmo, kaip visada, pas mus yra labai daug.
visas dėmesys krypsta į Kasparą Jakučionį, vis tiek tai žaidėjas, kuris 18 metų debutavo Eurolygoje. Jeigu neklysta, praeitais metais jis irgi lygiai taip pat, tai ir ACB pirmenybėse porą rungtynių išbėgo, tai manau, potencialiai yra komandos lyderis. Kaip žino, čempionatas vyks Lietuvoje, gal kažkiek papildomo spaudimo, bet žinom, kokią komandą turim, esam Europos čempionato U18 laimėtojai, U19 pasaulio čempionate likom 8 vietoj. Sau keliam tikrai nemažus tikslus, labai tikimės palaikymo tiek Klaipėdoje, tiek tikiuosi būsime ir žaisime dėl aukščiausių vietų Vilniuje. Teko bendrauti ir su Justės tėčiu, kurį tikrai dažnai sutinku moterų lygos rungtynėse, tai procesas kol kas sklandus ir į gerąją pusę. Justė sportuoja, po biškį atsigavinėja ir mes visi labai optimistiškai tai žiūrim ir tikim, kad į U20 čempionatą dalyvaus. Vyriausia, brandžiausia mūsų karta, kuri yra po nacionalinės vyrų rinktinės ir federacija yra iškėlusi aukštus tiklus, mes su treneriais ir žaidėjais keliame dar aukštesnius ir tikrai mes norime pasirodyti gerai. Mūsų turnyras vyks Gdynėje, netoli Lietuvos ir tikrai tikimės, kad ir bus nemažai sirgalių, kurie atvyks mus palaikyti, kaip ir Vilių Klaipėdoje, tikiuosi nemažesnės auditorijos. Bus džiugiau pamatyti ir Murausko ir Kryvo duetą aikštelėje, tai tikrai visi laukime tos rinktinės ir norime kuo greičiau startuoti ir pristatyti Lietuvą. Didžiai parinkom trenerius, pačius geriausius, aš manau, šiuo metu esančius ir kiekvienas iš jų turi tikrai labai gerus šansus. Tai noriu palinkėti Krepšinio federacijos vardu, bendruomenės krepšinio vardu visiems mūsų kolegom, mūsų treneriam, geros vasaros, sėkmingos vasaros, turiningos vasaros ir norėtųsi, kad jums krepšinis tiek kaip treneriam, tiek žaidėjim suteiktų džiaugsmo. Tiek buvo mūsų pirmojoje laidos dalyje, o antrojoje 1999 balandžio mėnesio pabaigos laida Krepšinio pasaulyje. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Cibet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Esu profesorius Kęstutis Adamonis, gydytojas gastroenterologas. Linkiu stebėti Vido Mačiulio laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Lygiai prieš 25 metus, 1999 balandžio 22 Kauno Žalgiris Miunchene iškovojo Eurolygos čempionų taurę. Žiūrovams pageidaujant, nes vieniems įdomu prisiminti įvykius prieš ketvirtį amžiaus, o jaunimui tai nežinomi faktai ir vaizdai, kviečiame žiūrėti 1999 balandžio mėnesio laidą skirtą mūsų Eurolygos čempionams. Sveiki gyvi. Šiandien savo programą mes pradedame pirmadienį, balandžio 19-11 valandą Vilniaus oro uoste. Skrendame Miuncheną. Mes skrendame su viltimi, visi sveiki, visi gyvi, tvirtai ant kojų, tiek sirgaliai, tiek žaidėjai. Kokie mes būsim po sugrįžimo, pamatysite šios laidos metu. Ir dar daug įspūdžių iš Miuncheno. Tiesioginės transliacijas be abejo būsite matę, tačiau kai ką gal mes jums parodysime ir naujo įdomaus. Tad žiūrėkite programą Krepšinio pasaulyje. Čia pilna privažiavusių turistų, bet daugiausia krepšinio mylėtojų iš Graikijos, Italijos ir Lietuvos. Lietuviai dabar turi gerą progą pasivaikščioti po miestą, kadangi rungtynės tik tai vakare. Žalgiriečių žmonos taip pat
turi laisvę, jos turi gerus sponsorius, kurie liko dabar ilsėtis viešbutyje ir ruošiasi, įtemptai ruošiasi varžyboms. Jiems reikia ramybės. 1999 Europos krepšinio lygos 4 geriausių komandų finalinių turnyrų dieną Kauno Žalgiriečius atvykusius į treniruotę pasitiko iš Miuncheno olimpinės salės jau išeinantis Artūras Karnišovas. Ne kaip varžovai, o kaip broliai susitiko vyrai. Žinoma, ir apie būsimas kovas bei nugalėtojų spėjo žodžiu kitų persimesti. Nesupratę Artūrų klausimų, kada Žalgiris LKL finale žais, kauniečiai, galvodami apie Eurolygą, atsakė, tada, kai tenai pateks Tem System. Laikinas mūsų italas šyptelėjo. Eurolygoje jūs liksite 4. Tiesa, po pirmųjų rungtynių Artūras tiesiai šviesiai pasakė, duoda chebra. Žalgiris Miunchene yra geriausias, bet iki tų pergalių dar reikėjo treniruočių metu ir prakaitą lieti. Tiesa, mūsų vyrai lemiamą mūšį ruošiasi laisvai bei įtampus su gera nuotaika. Nors po reiklių trenerio reikalavimų ar po žaidėjo nepaklusnumo galėjo ir susipykti. Pasibaigus treniruotė, kaip visada, kuris nors žaidėjas meta 5 tritaškius. Jeigu visus pataiko, treneriai ir komandą aptarnaujantis personalas turi bėgioti po aikštelę. Šį kartą tokią šunybę iškrėtė komandos kapitonas Darius Maskuliūnas. Dėl jo taiklumo, žinoma, treneriai tik džiaugiasi ir su ramia širdimi laukė vakaro. Džordžas Zidekas net lanką lygino, kad tik čia pirmą kartą atvykusių žalgiriečių mesti kamuoliai tikslą pasiektų. Čia teko ir man žaisti. Kartu su Kurtinaičiu 1990 metais žaidėme užsieniečių žaidžiančių Vokietijoje žvaigždžių mače. Žaidėme kažkodėl tai skirtingose komandose, nors buvome vienoje Hageno komandoje. Atsimenu, kad nugalėjome liktai mes. Rimas, be kita ko, pelnė geriausio tritaškių metiko titulą, o su jo ir prizą paskraidyti Lufthansos lėktuvu Vokietijos erdvėje. Na, man nusišypsojo laimė tapti naudingiausiu tų varžybų žaidėjų. Parsivežiau namo gražią taurę. Na, neoficialios rungtynės. Jos, kaip sakant, nieko neįpareigojo. Čia nei Europos, nei pasaulio, nei olimpinės žaidynės. Ir tai, kas įvyks šiandieną tarp Lietuvos geriausios komandos Kauno Žalgirio ir Olympiakos Pirėjus iš Graikijos, man atrodo, viskas turėtų būti gerai. Norėdamas patvirtinti šį savo teiginį, Miuncheno aikštėje Sergejus šnekino Žalgirio varžovų aistruolius. Graikai net neabejojo savo Olympiakoso komandos pergalę 10 taškų skirtumų. Stebėjome 2 Italijos komandų susitikimą. Vienoje iš kurių žaidė mūsiškis Artūras Karnišovas. Jam pačiam sekėsi tikrai nekaip tą dieną. Viso labo pelnyti 2 taškai ir komanda pralaimėjo. Neįveikė kitos Kinderio gynybos. Beje, tarp tų 2 komandų vyksta seniai, jau vyksta tokia principinė ir, sakyčiau, psichologinė dvikova. Team System yra, jeigu taip galima pasakyti, vargšų komanda arba darbininkų, paprastų žmonių, o Kinder Bolonija priskiriama prie turčių. Žodžiu, tribūnose virė aistros. Artūras po rungtynių man papasakojo, kad jisai jaučiasi labai blogai toje komandoje, kada negauna reikiamų laiku kamuolių, kad surengtų ataką, kad komanda paruoštų jį metimui. Tokių dalykų tikrai nesimatė. Aš esu jau apie 20 metų turbūt krepšinėje, jeigu nedaugiau, ir tik pirmą kartą mačiau tokį antirekordą. Team System komanda šitose varžybose nepadarė nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Tai apie kokią komandinę drausmę galima kalbėti. Kiekvienas žaidė atskirai. Kaip pažymėjo Artūras Karnišovas, kaip indėnai, kas savo, čiumpa pirmin, bet šitaip niekada nelaimėsi. Antro kėlinio pradžioje vilties kibirkštėlė, kada Team System persvėrė rezultatą savo naudai, tačiau greitai 0-10 atkarpa ir Team System atpuolė.
57-62. Artūro Karnišovo komandos pralaimėjimas to paties miestų Kinder ekipai tapo dviguba tragedija. Pralaimėjo ne tik Team System ekipa, bet nukentėjo ir jos aistruoliai. Patys dėl to buvo kalti. Labai darniai balsingai kviesdami savo numylėtinius pergalį, vėliau matydami, kad žodžiai nepadės, į aikštelę vieną po kitų iš tribūnus išmetė 2 degančius fakelus, kurie nukrito krepšinio aikštelin ir tik laimingo atsitiktinumo dėka nesužaidė krepšininkų ar teisėjo. Italai žaidėjai atrodo prie to pripratę, nes ramiai elgėsi lyg gaisrininkai. Apie 150 vokiečių policininkų, pasibaigus 2 italų komandų susitikimui, visą pusvalandį turėjo darbo, nes tarp jų ir Team System fanų kilo muštynis. Apie 40 mušeikų buvo išgrūsta iš salės. 8 italai bus teisiami ir daugiau nebeturės teisės įvažiuoti Vokietijon. Nuo to žinoma 15 sužeistų policininkų niekiek nelengviau. Stebino toks brutalus tifozių elgesys. Prieš rungtynes visi į Miuncheno olimpinę halę įeinantys žiūrovai buvo kruopščiai tikrinami. Ne tik rankom, bet ir prietaisais. Iš vieno užsieniečių buvo atimtas net mažytis peiliukas, tad neaišku, kaip į salę buvo galima pakliūti su fakelais ar petardom. Nejaugi Team System fanams padėjo žurnalistai ar žaidėjai, kurių kišenių niekas Miunchene nekrausti. Vienaip ar kitaip buvo, tačiau duok Dieve, kad Kauno sporto halėje tokių vaizdų niekada netektų matyti. Žalgirio krepšininkams ir jų žmonoms palinkėję gero apetito, taip pat po pietinio poilsio, sakėme, iki susitikimo Eurolygos pusfinalyje su Pirėjo Olympiakos komanda. Tai dar ne viskas, kas įvyko 1999 balandį Miunchene. Po savaitėlis mes vėl pasakosime, vėl tęsime tos gerus prisiminimus iš laidos Krepšinio pasaulyje archyvų. Lietuvos ryto televizijoje pasimatysime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Cibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.